Spalį turėjome sveikatingumo ir ilgamžiškumo stovyklą Tenerifėje. 7 dienų kelionė Tenerifėje tapo įsimintinų nuotykių aktyvioms, žingeidžioms ir į save linkusioms atsigręžti moterims. Kiekviena diena prasidėdavo nuo rytinių žygių, mankštų, maudynių Atlanto vandenyne, todėl energijos ir juoko gyvybingumo netrūko nuo pat ryto. Per dieną nueidavome ne 25-30 tūkstančių žingsnių, o tai leido ne tik pasimėgauti gamtos grožių, bet ir pajusti kūno lengvumą bei vidinę stiprybę. Rytais visos kartu ruošdavome gausius ir subalansuotus pusryčius nuo įvairių grūdinių kultūrų patiekalų iki vietinių Kanarų produktų, ožkų, avių sūrių, šviežių papajų, mangų, bananų, guavų. Šie pusryčiai priminė tikrą švedišką stalą, lenkiantį net 5 žvaigždučių viešbutį. Po pusryčių mūsų laukdavo paskaitos, praktikos padedančios suvokti tikrąsias sveikatos sutrikimų priežastis, atrasti kūno signalus, suprasti, kaip juos spręsti per mitybą, emocijas, gyvenimo būdą. Aptarėme mitybos mitus ir dienos metu kartu gamindavome pietus, daugiausiai šviežios žuvies, jūros gėrybių ir daržovių. Degustavome vietinę laukinę žuvį, aštunkojį, o po pietų leisdavomės į pažintinės išvykas po Tenerifės salą. Vieną dieną aplankėme gražiausią Tenerifės paplūdimį Las Terasitas, kur maudėmės ir grožėjomės kvapą gniaužiančią panoramą. Kitą dieną mūsų laukia kelionė į Teidės nacionalinį parką per eukaliptų kvapų prisotintus Esperansos miškus. Kartu su gidu Tomu tyrinėjome vulkaninę salos dalį, žiūrėjome filmą muziejuje ir aplankėme įspūdingas vietas, tarp jų aukščiausią Tenerifės pušį bei bananų plantacijas pietinėje salos dalyje. Kiekviena diena turėjo savitą ritmą. Po aktyvių išvykų vakarais ruošdavome vakarienės iš žuvies ir daržovių, mėgavomės bendrystę, dalinomės dienos įspūdžiais ir poilsiaudavome Santa Cruz mieste. Dar vieną įspūdingą dieną turėjome natūraliuose vandenyno prisotintuose baseinuose Santa Cruzo pakrantėje. O kelionės pabaigoje aplankėme Anagos kalnus, Lauratavos panoramas, Kandeliarijos miestelį ir garsųjį Punta Larga paplūdimį bei jo pakrantę. Paskutinį vakarą apsilankėme netgi Tenerifės auditorijoje, tai operos ir baleto teatre, kur žiūrėjome įspūdingą prancūzų šokio spektaklį. Tai buvo žinutė kiekvienai iš mūsų gyvenančiai šiame šiuolaikinėme nuolatinėme bėgimo pasaulyje, kai taip dažnai pamirštame sustoti ir pajusti, kas iš tiesų svarbu. Ši stovykla buvo ta vieta, kurioje atsigręžėme į save ir supratome tikrasias priežastis ir gyvenimo skonį. Kelionę užbaigėme bendrais pietum Elmedano miestelėje, pasivaikščiojimų pakrantė ir šiltais atsisveikinimais. Tai buvo 7 dienos pilnos judesio, saulės, jūros, skanaus ir sveiko maisto, vidinės ramybės bei kvėpimo, tęsti pokyčius grįžus namo. Kviečiu jūsų susipažinti su atsiliepimais Sveikatai palankus svetainėje, o visus norinčius 2026 metais prisijungti prie mano organizuojamų sveikatingumo stovyklų Tenerifėje, registruotis išankstinė registracija nieko nekainuoja, tik tai tu užsiimsi savo vietą, nes pavyzdžiui, jau šiais metais vietų į sekančias stovyklas nebėra.